Na ką, praktinis maisto simbolikos užsiėmimas savaitės pabaigai. Pasirinkit, ar rašysit, o gal dėliosit nuotraukas, o gal tiks ir tas kartu. Antra, užsirašykit, kokio tikslo iš savo mitybos norit. Gal daugiau daržovių, gal mažiau cukraus, čia nesiginčijam ir neieškom teisybės, čia tik konstruojam metodą. Trečia, pradėkit atsargiai tikrinti savo asociacijų tinklą. Kokie vaizdai, veiksmai, garsai, spalvos reiškia, kad jūs valgote taip, kaip norite. Ar tai yra tam tikri patiekalai, ar produktai, laikas, receptai, indai, kvapai, pjaustymas, iš puodo kylantis garsai. Nesvarbu kas. Primiktinai siūlau su maistu tiesiogiai nesusijusių simbolių nesirinkti, tokių kaip svoris, rūbų dydis ar bet kokios emocijos. Rinkitės tai, ką galima tiesiogiai susijęti su jūsų norimu maistu ar suvalgymo būdu. Rezultatą pasidėkite matomoje vietoje. Šį žodžių ar vaizdų koliažą reikėtų kartoti daug dienų, kol pradėsit atpažinti jo detalės savo aplinkoje ir imsit juos vertinti kaip savo sėkmės ženklus. O geriausia, ką galit padaryti, iš viso šito pasigaminti bingo lentelę ir kasdien ją braukyti. Skanaus, taikos ir ramybės.